Vilniuje vykstančioje Europos socialistų partijos konferencijoje socialdemokratų lyderis Gediminas Kirkilas susitiko su Europos parlamento socialistų frakcijos pirmininku Martinu Šulcu. Kartu jie aptarė vieną aktualiausių šiuo metu Lietuvai klausimų dėl Ignalinos atominės elektrinės antrojo bloko uždarimo. Mes pasakėme Europos komisijai, kad planuojame statyti naują elektrinę kartu su Latvija, Estija ir Lenkija. Turime finansavimą, įkūrėme įmonę. Yra elektros tiltas su Lenkija, toliau jis tęsiasi iki Vokietijos ir sujungia mus su Europos Sąjunga. Mes esame viską suplanavę ir mums reikia arba kompensacijos už tuos porą metų, kol neturėsime kitos elektrinės, arba leidimo pratęsti antrojo reaktoriaus eksploataciją. Socialistų frakcijos pirmininkas žada paramą Europos parlamente sprendžiant, kaip padėti Lietuvai tuos porą metų iki naujos atominės elektrinės atidarimo. Socialistų frakcijos pozicija Europarlamente. Turime padėti valstybei, kuri gerbė galiojančius susitarimus. Turime užtikrinti Lietuvai saugią energiją. Turiu pripažinti, kad sprendimo, kaip išspręsti Ignalinos atominės elektrinės klausimą, šiandien neturiu. Tačiau jau pradėjome derybas Europos parlamente ir mūsų frakcija yra Lietuvos pusėje ir darysime viską, kad paremtume išmintingą sprendimą. Europos parlamento socialistų frakcijos pirmininkas tik atvykęs į Lietuvą skaitė paskaitą Vilniaus universitete. Vienas svarbiausių temų – Rusijos ir Gruzijos konfliktas ir besikeičiantys ES bei Rusijos santykiai. Mums reikia vienas kito, mums reikia energetinio saugumo. Rusija mums teikia dujas ir naftą, tačiau ir pati turi suvokti, kad nemaža dalis jos eksporto tenka Europos Sąjungai. Esame priklausomi vienas nuo kito, tai reiškia, kad Rusija turi būti garbingų Europos Sąjungos partnerių. Mes turime suprasti, kad Rusijai reikalingas stabilus pagrindas mūsų santykiams, tačiau jiems turi būti visiškai aišku, kad Europos Sąjunga nepripažins jokių karinių sprendimų. Rinkimams besiruošiantys Europos socialistų frakcija Vilniuje kartu su Lietuvos socialdemokratais diskutavo ir apie rinkimų programų nuostatas. Socialdemokratų partija, kuriai vadovauju, turi naują viziją ES narėms ir visai Europai. Tai subalansuotos gerovės valstybės vizija, kur kiekvienas pilietis turi galimybę gauti gerą išsilavinimą ir darbą. Darbo rinkos socialinės atskirties problemos aktualios ne tik Lietuvai, bet ir visai Europos Sąjungai. Europos parlamente šiuo metu valdo centro dešinioji dauguma. Jos filosofija – žemesni atlyginimai, ilgesnė darbo diena ir jokių profsąjungų dalyvavimo įmonių veikloje, keliant ekonomiką. Tokia politika turi baigtis. Ekonomikos augimas turi sąlygoti aukštesnius atlyginimus ir socialinį stabilumą. Tokia turi būti Europos Sąjungos politika. And to more social coherence and stability. That must be the philosophy of the European Union. I have shown in our new program that if every member country Naujoje rinkimų programoje pateikėme skaičiavimus, kuriuose matyti, kad jei kiekviena ES valstybė investuotų nors 1% daugiau į vaikų priežiūrą, sveikatos apsaugą, mokyklas, mūsų ekonomika išaugtų tiek, kad darbo vietos skaičius per 4 metus paaugtų dar 10 milijonų. Dar viena problema, kuri aktuali tiek Lietuvai, tiek kitoms ES narėms nesembuvėms – protų nutekėjimas. Europos parlamento socialistų frakcija yra pateikusi siūlymą sukurti specialų ES fondą protų nutekėjimo proceso iš naujųjų į senąsias ES šalis sustabdymui ir jo padariniams švelninti. The essence is that it's not good for Lithuania when nurses are leaving. Šios idėjos esmė tokia, kad nėra gerai, kai Lietuvą į kitas šalis iškeičia medicinos seserys. Nėra gerai, kai išvyksta gydytojai, nes jų atlyginimai per maži. Taigi, mes turime surasti finansavimą. Turime kartu su vyriausybė, Kirkilu ir socialdemokratų partija sukurti naują viziją, kad gydytojai, medicinos seserys ir mokytojai, ugdantis mūsų vaikus, lieka Lietuvoje. For our children here in Lithuania are staying in Lithuania. I think we must act immediately. Young people, well-educated people,
are needed in their countries and not far away. Manau, turime veikti nedelsiant. Jauni žmonės, išsilavinę žmonės yra reikalingi savo šalyse, o ne už jų ribų. Taip nutiko dėl diskusijos apie laisvą darbo jėgos migraciją. Tai buvo labai aktualu, ypač naujosios ES narėms. Lietuvos socialdemokratai už valstybės rūpestį žmonėmis.